Sveiki, sveiki, štai prieš kelias dienas Facebooko vidaus reikalų ministerijos puslapyje pastebėjau gana įdomų pranešimą apie tai, kaip jie įteikė pilietybės 15 naujų Lietuvos piliečių. Ir tai gana puikiai iliustravo dar vieną naują problemą Lietuvoje, kad pilietybės daliname bet kam. Na pasižiūrėkime, okei. Aha. Atrodo, neišmokstame vakarų pamokų ir visų greičių bėgame į savo tautos pražūtį. Ir va šito viso blogio šaknis slypi keliose pilietybės gavimo reikalavimuose. Pagrindiniai du reikalavimai yra kalbos mokėjimas ir konstitucinis egzaminas. Bėda ta, kad kalbos mokėjimas tai tėra paprasčiausias įgūdis. Aš beveik duodu ranką nukirsti, kad dauguma šį vaizdo įrašą žiūrinčių žmonių tikrai mokės bent vieną užsienio kalbą. O kitas dalykas - pilietybės egzaminas, kurio turbūt jie neišlaikys jau po metų. Ką aš noriu pasakyti, kad tai dalykas, kurį irgi gali bet kas išmokti. Ypatingai žinant, kad Lietuvos konstitucija yra kartais plonesnė negu pavyzdžiui Amerikos konstitucija. Tai jūs manęs turbūt dabar klausite, koks yra sprendimas šitam, kaip reikėtų pakeisti pilietybės gavimo sąlygas. Viskas turi būti surišta su tautiškumu, šita žeme, platesne Europą. Kaip pavyzdį išskirsiu 3 grupės, kurios tik turėtų galimybę gauti Lietuvos pilietybę. Pirmiausia, tai jau po 90-ųjų išvykę lietuviai, kurie buvo atsisakę savo pilietybės, arba šitų lietuvių vaikai, kurie gimė su keliomis pilietybėmis arba gimė be Lietuvos pilietybės. Antra, tai mūsų senosios išeivijos palikuonys. Maždaug tie, kurie iškeliavo XIX amžiui, XX amžiui, pokario metais. Kalbu apie mūsų lietuvių bendruomenės tokiose šalyse kaip Brazilija, Argentina ar Jungtinės valstijos. Lietuva turėtų bandyti susigrąžinti kuo daugiau šitų žmonių. O trečia, tai prisisekit, nes tai bus gana kontroversiška. O trečia turėtų būti baltieji europiečių kilmės imigrantai, nes Lietuva gali išlikti europietiška ir lietuviška valstybė tik tada, kai joje gyvens europiečių kilmės žmonės.